Įvyko ketvirtasis pradinukų futbolo turnyro pirmokų lyga futbolo klubo Nevėžis pereinamąjį taurę laimėti finalinės varžybos. Rungtyniavo 10 komandų. Pedagogai sakė, kad tai puikus turnyras, kuriam ruošdamiesi vaikai ne tik sportuoja, mokosi futbolo žaidimo taisyklių, bet ir susidraugauja, išmoksta rūpintis vieni kitais. Kiekvienais metais pirmokai vyksta į pirmokų futboliuko lygą. Kadangi aš pirmokus turiu ir atvykome. Ruošiamės nuo rugsėjo mėnesio. Iš tikrųjų, sakyčiau, kad sudėtinga. Todėl, kad gauni mokinius, naujus mokinius ir pakankamai ilgai reikia ruoštis. O pati domėjotės anksčiau futbolo, ar tai nebuvo mylimiausia sporto šaka? Nepasakyčiau, kad tai buvo mylimiausia sporto šaka ir mergaitė mūsų pirmokiam nėra lengvas futbolas, bet berniukai yra futbolistai. Ar pati ruošiat, ar teko pasitelkti specialistus? Teko pasitelkti mūsų futbolo treneris, kuris turi ir būrelį, futbolo būrelį, padėjo Donatas Jodenis. Ir kaip sekėsi, kokie rezultatai, kokios nuotaikos? Nuotaikos geros, praeitą kartą netaip sekėsi, bet šiandien mes prieš komandas laimėjome, labai esame patenkinti. Tai reikalinga tokia lyga? Manau, kad taip ir jau mokiniai klausinėja, ar mes kitais metais važiuosime, bet kadangi jau kitais metais būsime antrokai, tai apsilankyti čia mums jau neteks. Tai reiktų antrokų? Reiktų. Kodėl jūs su savo klase nusprendėte dalyvauti šioje lygoje? Čia mes ne su savo klase, bet iš visų 4 klasių pirmų išrinkom pačius sportiškiausius vaikus, kurie ir futbolo keli lanko, tai todėl vaikai labai norėjo ir treniruojasi sporto salėje, mes per pertraukas treniravomės, todėl pradėjo vienas mokytojas, bet kadangi susirgo mokytojas, tai teko man toliau tęsti veiklą. O vaikai labai norėjo, todėl kaip nesudalyvauti varžybose. Ačiū, kad rengia tokias varžybas futboliuko. Reikalingos tikrai, nes vaikai juda, išsikrauna, moka ir organizuoti renginius labai. Ačiū. Tikrai. Sakykit, ar sudėtinga buvo treniruotis, ar reikėjo specialisto pagalbos? Aš pati pradėjau domėtis futbolu, kadangi jau reikėjo čia su vaikais eiti į varžybas, todėl žinau jau taisyklės, su vaikais vaikai, kurie lanko, pataria, pamoko kaip kitiem, todėl visi, dabar jau žinau puolėjai, gynėjai, kurie yra, pati domiuosi ir nieko, nes nesunku treniruotis. Gaila turbūt, kad nėra antrokų lygos. Labai gaila, iš tikrųjų, nes yra ir antrokų lankančių ir labai sportiškų vaikų pas mus berniukų, o pas mane klasiai daugiau berniukų netgi negu mergaičių, todėl jiem labai palankus metas va taip pasportuoti. Kas tau šiandien labiausiai patiko? Futbolas. Ir kaip sekėsi? Gerai. Mes įmušėm dažniausiai 20 įvarčių, ir aš tai nepagaunu to kamulio. Tai kamuolys per daug apvalus? Jo. O treniruotis įdomu ar įdomiau varžybos? Varžybos. Mažąją taurę iškovojo Dotnuvos pagrindinės mokyklos pirmokai. Tretieji – Vilainių mokyklos darželio Obelėlė vaikai. Antri – Ryto pagrindinės mokyklos pradinukai, o didžiąją taurę laimėjo Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos pirmokai. Ar sudėtinga tokiose varžybose teisėjauti? Jau ne pirmus metus čia dalyvauju, gal jau 3 metus čia pirmokų lygoje, tai galbūt, kai teisėjauju vyresniems, biškai galbūt ir lengviau. Aišku, ten emocijos didelis, bet čia, kas krenta į akis, ką noriu pasakyti, kad čia galbūt daugiau turėtų fizinį lavinimą mokytojai supažinti su taisyklėm. Tada, kada aš ateinu teisėjauti, reikia pradėti iš naujo mokinti, kad ten reikia su ranka įvesti, kad reikia ten su koja ar permuš kamuolį per tą, tai daugiau laiko aiškinimų yra viską, bet man kažkaip, jie aišku, mažiukai. Ir taip jau teisėjaudamas, ten ir ranką nesušvilpiu ir nieko, čia ir mergaitė žaidžia, jos ten užsispokso kažkur, tai ir su rankom pagauna viską.